Labas vakaras visiems, kurie susirinko ir taip pat sveiki visi, kurie žiūrėsit šitą įrašą. Aš labai kviečiu. Ateikit ir sudalyvaukit gyvai, nes gyvai yra visada gyvai, nes įrašas niekada taip nepavyksta, taip kaip yra gyvai. Ta energetika mes dabar tiesiog bandom perduoti tiek, kiek galim, kad jūs matytumėt per savo ekraną, bet ateikit, sudalyvaukit gyvai. Dar vienas laukia pavasarį. Satsangas gegužės 24, tada mokslo metų pradžia rugsėjo 6, tada lapkričio pabaigoje ir dar vienas gruodžio mėnesį prieš Kalėdas. Tai turėkit omeny ir prisijungkit. Na ir aš kaip visada pradėsiu, taip kaip yra tradicija, pagerbent mokytojus, pagerbent tekstą, kurį skaitai. Aš sukartosiu 3 mantras. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshvara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Vasudeva Sutam Devam, Kamsachanu Ramardanam, Devaki Paramanandam, Krishnam Vande Jagat Gurum. Ir dar vieną, kad mums gerai sektų įsisavinti visas žinias. Om Sahana Vavatu, Sahanau Bunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvina Vadhitamastu, Ma Vidvishavahai, Om Shanti, 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 Hari Om Tat Sat. Ačiū. Dabar galim pradėti. Ir šiandien yra Bhagavad Gita satsangas. Bhagavad Gita tai yra viešpaties giesmė, tai yra didžiojo epo, kaip vakariečiai vadina, ištrauka, o tai iš tiesų yra tikra istorija, įvykusi iš tikrųjų, itihasa vadinasi. Ir tai yra dvasinės žinios, kurios keičia mūsų sąmonę. Ir tai, kas išminčiams atrodo diena, pasauliečiams gali atrodyti naktis. O kas pasauliečiams atrodo naktis, išminčiams yra diena. Tai kai žmonės renkasi į satsangus, kai jie dalyvauja kirtanuose, kai jie medituoja, kai jie važiuoja piligriminės kelionės, tai daugeliu gali atrodyti kažkokia nesąmonė, mažiausiai, ką jie ten daro, ką jie ten veikia. Tuo tarpu išminčiams, pasauliečių materialistinis gyvenimas atrodo kaip naktis. Ir aš manau, kad mes netvarytume jokio jogo, gero jogo iš kalnų, Himalajų, į tą tokį vakarietišką srautą, materialinį srautą. Panašu, kad netvarytume. Jie tikriausiai žiūrėtų tai, ką mes suprantam kaip džiaugsmą, ar džiaugsmą randam vartojime, kuris yra trumpalaikis. Mums atrodo, kad tai yra diena, tuo tarpu jų akimis žvelgiant tai yra naktis ir atvirkščiai. Ir tai yra dėka mūsų vienos proto dalies, kuri yra vardinama kaip budhi. Budhi yra intelektas, tai gebėjimas skirti, kas yra amžina, nuo to, kas yra laikina. Tai ir yra budhi intelekto savybė, tai išskiria mus iš gyvūnų. Ir jeigu gerai pagalvosim, peržiūrėsim visą savo gyvenimą, tai suprasim, kad nėra, ar nebuvo, ar netgi nebus, kas egzistuotų amžinai ir kas niekada neturėtų nei pradžios, nei pabaigos. Tai va tai yra budhi savybė. Tai išminčiai yra tie, kurie yra išvystę šitą budhi intelekto skiriamąją gebą atskirti tai, kas yra diena, kas yra naktis, kas yra amžina, nekintanti laimė ir jie ją yra atradę viduje.
mes įprastai ieškom išorėje. Dėl to ir yra tas skirtumas. Ir prieš pradėdama, keliaudama toliau prie antros dalies tęsinio, aš dar noriu trumpai priminti, kad Bhagavad Gita tai yra joga šastros, tai yra žinios, kurios turi būti taikomos praktiškai. Ir mes šiandien kaip tik apie tai kalbėsim. Bhagavad Gita turi 18 skyrių ir kiekvienas skyrius yra įvardinamas kaip joga. Joga, daugelis žino, kad tas žodis reiškia, kad tai yra jungtis, tada tarp ko ta jungtis, tarp individualios ir aukščiausios sielos, nes joga tai yra dualistinė filosofija, kaip ir Sankhya filosofija. Ir kad tai, kas Bhagavad Gitoje yra pateikta sanskrito tekstų pavidalu, taip pat yra Brahma vidija, tai yra žinios apie Brahmaną arba Atmaną arba aukščiausią sielą, nesvarbu, kokį pavadinimą pasirinksite. Ir kad vienas iš būdų tokius tekstus nagrinėti, dalyvauti satsangose yra tai, kad mes turim atsiminti, kad yra šravana. Mes klausomės, kada tekstai yra recituojami. Tada yra manana, tai reiškia apmąstom. Ir nididjasana, tai reiškia, kad pasineriam į meditacinę būseną, kur toliau tęsiasi mūsų apmąstymas, tik tai jau kitoje visai kitame lygmenyje. Ir mes šiandien jau keliaujam prie antros dalies tęsinio, bet aš dar noriu dar kartą sudėlioti tam tikrus taškus, kad, kaip ir minėjau, Bhagavad Gita yra Mahabharatos dalis. Mahabharata tai yra didysis karas tarp pusbrolių Pandavų ir Kauravų. Ir pirmasis skyrius vadinasi Ardžūna Višada joga. Ardžūna yra narsus karys, vienas geriausių šaulių. Ir Krišna, su kuriuo jis kalbasi, yra jo geriausias draugas ir taip pat jo karo vežimo vadėliotojas. Ir pirmas skyrius yra pavadintas Ardžūnos sielvarto joga. Ir čia jis išlieja Ardžūnai visą savo skausmą, visus savo pergyvenimus ir įvardina tai, kad jis kuo puikiausiai supranta, kokias pasekmes turės šitas karas, kad matydamas kitoje pusėje savo giminaičius, savo pusbrolius, jis kuo puikiausiai supranta, kad negali to daryti, jis negali kariauti, negali kautis ir žino, kad tai užtrauks neigiamas pasekmes vėliau. Ir įvardina tai, kad jeigu tas karas įvyks, jis tęsis, tos neigiamos pasekmes bus tokios, kad moteris ir vaikai ir seneliai, jie neteks apsaugos. Reiškia, bus suardyta šeimos struktūra ir šeimos pareigos susidėjo tais laikais iš to, kad būdavo atliekami ritualai. Tai yra tokia dalis vadinama nitya karma, kada mes atliekam kasdienius ritualus. Ir tie kasdieniai ritualai yra skirti dievybėm, jie skirti yra protėviam. Ir jeigu moteris, vaikai ir seneliai neturės apsaugos, reiškia, tie ritualai daugiau nebus atliekami. Reiškia, iš esmės sugrius šeimos struktūrą, pamatinės šeimos vertybės. Ir atėję užgrobėjai, mes kuo puikiausiai žinom, kas vyksta karų metu,
kad nukenčia moteris, silpnoji grandis ir kad gimsta, taip kaip Bhagavad Gitoje, kai kuriuose vertimuose yra parašyta, nepageidaujami palikuoniai. Reiškia, jau kada yra užkariaujama tauta, tai įprastai pamažu yra perimama užkariautojų sąmonė. Ir dažniausiai tie, kurie užkariauja, atneša žemesnės vertybės ir visa šeimos struktūra ir visuomenės pamatas jisai nyksta. Čia taip pat galim suprasti, kad kokia svarbi yra pagarba vyresniesiems ir mes dabar gyvenam tokiais laikais, kada taip viskas susilygiuoja, kada jaunesni neklauso vyresnių, vyresni nelabai turi ką pasakyti jaunesniem, seneliai leidžia laiką daugiau tokioj kaip materialistiniai sąmoniai, kai tuo tarpu, jeigu remtumėmės, sakykime, šitą tradiciją, žmonės savo gyvenimo pabaigą turėtų skirti pasiruošimui išeiti iš kūno, pasiruošimui tam, kad jie galėtų palikti savo fizinį kūną. Ir jie turėtų atlikti tam tikras askezes. Ir šiandien kaip tik skaičiau vieną tokį įrašą Facebook'e, viena mano kolegė rašo, kad pradėjo studijuoti psichologiją, pedagogiką ir ten yra akcentuojama, kaip svarbu yra motyvuoti vaikus, kad jie norėtų atlikti užduotis. Ir taip pat pamini, kad tais laikais, kada ji mokėsi, pagrindinė motyvacija buvo baimė. Ir tada pagalvojau, kad galbūt tai baimė buvo, mes kai kurių mokytojų bijodavom, bet dar, sakykime, 10-20 metų atgal ar daugiau buvo daugiau pagarbos. Dabar viskas taip baigėsi išsilyginti. Ir mes kartais nežinom, kur yra ta riba, net nelabai suvokiam jos. Tai va čia va yra esmė, kad kalbama apie pagarbą protėviams. Mes, pavyzdžiui, švenčiame miestelio metinės, sakykime, ten 5 ar 600, štai miestelio jubiliejus. Nesuvokdami, ką mes švenčiam, kai tuo tarpu tą dieną užgrobėjai atėję nužudė mūsų protėvius ir įkūrė miestelį. Ir būtent tą dieną paskelbė kaip miestelio įkūrimo dieną, kai tuo tarpu, sakykime, pakanka pilnai archeologinių duomenų, kad tas miestas, toj vietoviai gyvenvietės egzistavo 7 ir daugiau tūkstančius metų. Ir mes švenčiam šitą dieną, kada buvo mūsų protėviai nužudyti, išniekinti, mes švenčiam kaip miestelio įkūrimo šventę, kaip jubiliejų. Ir tu niekam nepasakysi, nes susirenka prekybininkai ir jiems reikia parduoti, žmonės perka ir žmonėms reikia linksmybių. Tai vat, jeigu mes neturim šitų ritualų ir tradicijų, mes neturim pagarbos vyresniems, mes nesuvokiam, kas yra mūsų protėviai, mes neturim to, tiesiog apskritai net nevertinam, nes suvokimo paprasčiausiai neturim. Ir tada taip pat nėra aiški riba tarp jaunesnių ir vyresnių. Vyresni neturi kuo pasidalinti, neturi tos išminties, tarsi neturi tai, už ką juos gerbti reikėtų, jaunesni nesiorientuoja, kokios yra ribos. Ir tokiu būdu mes gyvenam perėmę užgrobėjų sąmonę. Tai būtent šitas pirmas skyrius Bhagavad Gitoje kaip tik yra apie tai, kad Ardžuna nenori kariauti, nes jis kuo puikiausiai supranta, kuo viskas pasibaigs. Nes yra sakoma, kad po Bhagavad Gitos prasidėjo Kali Juga, tai reiškia nuopolio amžius. Kad neišvengiamai liausis visi ritualai atliekami, kasdieniai ritualai, kuriuos įprasta atlikti šeimoje ir kas yra buvę Indijoje ar dar važiuosi į Indiją, ko puikiausiai žino, kad praktiškai ten nesvarbu, kiek tie žmonės yra tikintis ar netikintis, bet kiekvienam automobilį, kiekvienoj parduotuvėlį, kiekvienoj kaviniai yra dievybė. Ir pavyzdžiui, kavinės savininkas prieš atidarydamas kavinę, jis atlieka ritualą savo dievybei. Yra altorėlis, yra dievybė. Kiekviena šeima turi savo
šeimos dievybė, kuri tai šeimai, tai giminiai vienokiu ir kitokiu būdu yra prisidėjusi prie tos šeimos gerbuvio. Kažką, sakykime, išgydžiusi nuo nepagydomos ligos ar panašiai, taip pat žmonės turi savo asmeninę dievybę. Apskritai ten dievybių yra labai daug. Tai nesunku tai pastebėti Indijoje ir sunkvežimiai, ir lengvosios mašinos, ir autobusai visur turi užrašus, dievybės yra pas vairuotoją kaip ant panelės yra. Ir kiti ten yra netgi labai įspūdingai pasipuošę ir ten dirbtinė žolė mačiau. Žodžiu, įvairiausių dalykų galim pamatyti. Bet tai yra labai įprasta, ar parduotuvė bus paprasta ir netgi nuširusi, ar tai bus prabangi parduotuvė, bet visada tai rasim. Tai yra tai, kas palaiko šeimos gerovę ir palaiko visuomenės gerovę. Tai dėl to Ardžuna labai pergyvena dėl to ir ko puikiausiai supranta, kokias pasekmes tai turės ir negana to, kurie, sakykime, tame kare laimės arba nužudys tuos vyrus, kurių šeimose yra palaikomos tos tradicijos, jie keliaus tiesiai į pragarą. Mūsų vakariečių suvokimu į pragarą, bet tai yra įvardinama kaip naraka, tai vienas iš žemesniųjų pasaulių, kuriame siela kenčia. Ir galiausiai, pirmam skyriui, Ardžuna išlieja savo sielvartą, pasiduoda ir meta savo lanką, streles, atsisėda ir sako, kad aš nekariausiu, nes jis nemato prasmės to daryti. Ir viena iš tokių dar didžiausių nuodėmių yra, sakykime, nužudyti savo mokytoją, jinai laikoma netgi dar blogesnė negu, sakykime, nužudyti savo tėvus. Aišku, ir tai skamba tikrai baisiai, bet nes Ardžuna mato savo guru kitoje pusėje. Ir ko puikiausiai žino, kas turės būti, kas turės įvykti. Čia dar kas įdomu yra tai, kad Ardžuna yra pagautas tam tikros iliuzijos. Nes jis praeituose įsikūnimuose turėjo stipres dvasinės patirtis, bet šiuo atveju jis yra Ardžuna, jis yra karys ir jo prigimtis yra kautis, yra kariauti. Tai čia šiuo atveju dar suveikia iliuzijos galia, jisai pamiršta, kas jis yra, kokia yra jo pareiga, nes visa Bhagavad Gita, jinai yra apie karma jogą. O karma joga yra tai, kad kiekvienas mes turim atlikti savo darbus, veiklas pagal savo dharmą. Dharma yra mūsų prigimtis, tai, ką mes geriausiai mokam, kas mums geriausiai sekas, yra mūsų dharma. Tai reiškia, turim atlikti visas savo veiklas pagal savo dharmą, tai jeigu tu esi karys, tavo dharma pareiga yra kautis. Ir turim atlikti be prisirišimo, neprisirišę prie galutinio rezultato, nes yra labai daug sudėtingų pačių įvairiausių faktorių, kitų žmonių karmų ir taip toliau. Ir mes niekada nežinom, koks bus galutinis rezultatas. Jeigu labai prisirišim ir matysim vienaip rezultatą, bet nepavyks, jis bus kitoks, mes labai pergyvensim ir būsim nusiminę. Tai pirmas skyrius yra apie tai sielvarto joga, tai iš praktinės pusės tada, kai mes nežinom, ką daryti, kai esam viską išbandę ir labai stengiamės ir esam tiesiog sudėtingoj būsenoj, esam pasimetę, kaip tas Ardžuna. Ir tada mes galim tiesiog pasiduoti ir atsiduoti dieviškai valiai. Antras skyrius yra apie tai, kad Krišna, geriausias Ardžunos draugas, tampa jo mokytoju. Ir aš taip pat noriu dar kartą perskaityti visas iš eilės eilutes, kurias mes su mokytoju Vyčiu Vidūnu išvertėm sanskrito pamokose. Galbūt kai kas skamba ne visiškai sklandžiai, taip pat supraskit, kad tos pamokos vykdavo internetu ir gali būti, kad vieną kitą žodį aš nesu netaip užsirašiusi ir aš apskritai, kaip atsimenu šitas pamokas, tai galvodavau,
kad mokytojas turi tiesiog kažkokią tai šventą kantrybę, tą patį per tą patį aiškint milijonus kartų ir dar niekada nesijaučiau tokia buka pamokose, kai būtent būdama visiškai suaugus ir galvodavau, iš kur tas mokytojas tiek turi kantrybės. tą patį per tą patį šitą kartą aiškinti ir kaip jis nepratrūksta mane. Tai labiausiai stebindavo, tai tikiuosi, jis negirdės šitų video. Nes aš nebuvau pati geriausia mokinė. Tai. Bet dabar aš noriu paskaityti antrą dalį. Tiek, kiek mums pavyko išversti su mokytoju, būtų labai gerai, kad tai iš tiesų būtų išversta ir išleista lietuvių kalba. Tai dabar antroji dalis, kuri vadinasi Sankhya joga. Tai kaip ir minėjau, Sankhya joga, kaip ir joga, jogos filosofija, abi yra dualistinės filosofijos. Ir jos kalba apie tai, kaip dživatma ir paramatma, kaip individuali ir aukščiausia siela susilieja į vieną. Dabar antras skyrius. Tuomet prakalba Krišna, kuomet Ardžūna meta savo lanką, strėles ir atsisėda, visas apimtas sielvarto, tada pradeda kalbėti Krišna. Ir jisai sako, kalbėjo į jį tokiu būdu, apimta gailesčio, ašarų pilnomis sujaudintomis akimis. Tai Krišna, žodžiu, sako, matydamas Ardžūną, kuris liūdi, arba liūdinčiam šią kalbą pasakė Madhų žudikas. Tai reiškia demono Madhų žudikas yra Krišna. Toliau, maloningasis viešpats kalbėjo, iš kur silpna dvasiškumas prisiartinęs prie tavęs, pritinkantis nekilniems, nevedantis dangum, atnešantis nešlovę, o Ardžūna. Niekinga širdies silpnumą palikęs atsistok priešų kankintojų. Tada Ardžūna sako, kaip Bhishma aš mūšyje ir Drona, tai Bhishma yra jo senelis, o Drona yra jo mokinys, o Madhusūdana strėlėmis pulsiu tuodu pagarbos vertus priešų kankintojų. O čiagi, nužudžius mokytojus didžiomis dorybėmis apdovanotus, misčiau maistą suteptą krauju. Ir šito nežinome, kas mums geriau, ar jeigu nugalėtume, ar jie mus nugalėtų, kuriuos nužudžius mes nenorime gyventi. Tie stovi išsirikiavę priešais Dritaraštros sūnus. Nes pirmoje dalyje Ardžūna sako Krišnai, kad aš mielai sutikčiau, kad Dritaraštros sūnus, reiškia jo pusbroliai, jį nužudytų be jokio pasipriešinimo, kad tai jam būtų žymiai geriau. Tada toliau skaitau. Turintis nuosavą prigimtį, pažeista gailesčio nuodėmės, klausiu tavęs, kas geriau būtų, pasakyk aiškiai tai man. Aš tavo mokinys, mokyk mane prie tavęs pripuolusi. Tai čia net pasikeičia sanskrito metras, kai norima pasakyti kai ką labai svarbaus. Ir nuo tos vietos, nuo tos akimirkos Krišna tampa jam nebe draugas, bet jo dvasinis mokytojas. Tai šitas skyrius yra apie dvasinio mokytojo svarbą ir dar daug daugiau. Juk aš nenumatau, kas pašalintų mano skausmą, išdžiovinantį jausmus, pasiekus žemėje nevaržomą klestinčią karalystę ir net vienybę virš dievų. Taip pasakęs Šri Krišnai storaplaukis priešų kankintojas, arba nekovosiu, taip Govindai, pasakęs tyliai nutilogi. Pašiauštaplaukis Hrišikeša jam pasakė tarsi lyg besišypsodamas. O Bharatos aini. Tu jūs. Taip. O Bharatos aini.
Išmintingieji neselvartauja dėl mirusiųjų ir nemirusiųjų. Juk išties aš niekada nesu nebuvęs, nei tu, nei šie žmonių karaliai, kaip ir nebus, kad nebūsime mes visi nuo šiol. Kaip įsikūnijęs šiame kūne turi vaikystę, jaunystę, senatvę, taip ir kito kūno gavimas išmintingas dėl to nepasimeta. Ir toliau, o Kuntės sūnau, juk materialaus pasaulio susilietimai, duodantis šaltį, karštį, laimę, nelaimę, ateinantis, nueinantis, neamžini. Nusiteik aštriai jų atžvilgių, o Bharatos aini. O juk kurįgi žmogų netrikdo šie, o žmogau jauti, lygų laimėje, nelaimėje, tvirta, tas tinka nemirtingumui. Ir čia yra tos eilutės, kada kalbam apie tai, kad egzistuoja reinkarnacija ir įsikūnijęs šiuo atveju, čia yra vyriška giminė įsikūnijęs, bet iš tiesų tai yra nuo žodžio šaryrin, reiškia tas, kas yra įsikūnijęs į šitą fizinį kūną. Štai kas yra įdomu, kad ne kūną su kažkur esančia siela, bet tas, kuris turi kūną. Tai reiškia tas, kuris yra įsikūnęs į šitą kūną. Tai va ta dalis, tai va čia tas įsikūnęs turime omeny tai, nors mes žinom, čia kalbam apie sielą, o siela yra lietuvių kalba moteriškos giminės. Taip. Nėra žinoma būtis nesančio, nėra nežinoma būtis esančio, šių abiejų pamatyta riba aiškiai regintiems tiesą. Žinok, juk nesunaikinama tai, ko visa šitai persmelkta, šito nesunaikinamojo sunaikinimo niekas padaryti negali. Sakoma, baigtiniai yra šie kūnai amžino įsikūnijusio, nesunaikinamo, neišmatuojamo. Todėl kaukis, o Bharatos aini. Kas žino jį žudiką esant ir kas mano, kad jis nužudytas, jiedu abu nesupranta, šis nei žudo, nei yra žudomas. Čia toliau kalbam apie įsikūnijusi arba apie sielą, jis negimsta ir nemiršta niekada, jis netapęs, netaps irgi vėl iš naujo. Negimęs, amžinas, begalinis, jis pirmapradis. Kuris žino šį nesunaikinamą, amžiną, negimusi, nekintamą, kaip ta žmogus Partha, čia jis kreipėsi Ardžūną, vienas iš jo vardų pagal mamos vardą, kurį liepia žudyti, žudo ką? Kaip palikęs senus drabužius žmogus pagrebė kitus naujus, taip kūnus palikęs senus, įsikūnijęs įeina į kitus naujus. Apie reinkarnaciją toliau. Ginklai jo neperkerta, ugnis jo nedegina ir vandenis jo nedrėkina ir vėjas nedžiovina. Jis neperkertamas, jis nesudeginamas, neišdžiovinamas, nesudrėkinamas ir taip pat amžinas. Visa persmelkiantis, pastovus, nepajudinamas jis, pirminis. Sakoma, kad jis neapčiuopiamas, jis nesuvokiamas, jis neiškreipiamas, nepakeičiamas. Todėl jį pažinus, tau nereikia selvartauti. Ir jeigu tu manai, jį nuolat gimstanti ar nuolat mirusi, taipgi tu, didžiaranki, dėl jo selvartauti neturi. Gimusiojo gimirtis neišvengiama, o mirusiojo gimimas neišvengiamas. Todėl esant neišvengiamam reikalui, tu neturi gailėtis. Būtybės turi neišreikštą pradžią, išreikštą vidurį, neaiškę pabaigą. Dėl to, ko gailėtis. Tai čia aš priminsiu, kad čia kalbam apie tai, kad yra 3 pasaulio sukūrimo ciklai. Sukūrimas, palaikymas ir sunikimas. Sukūrimas srišti, palaikymas styti
ir susinaikinimas pralaja. Ir kad čia kalbama taip pat apie tai, kad siela susideda iš 3 dalių – kauzalinio kūno, priežastinio kūno, tada jis susideda iš subtilaus kūno, kuris yra sudarytas iš 5 jutiminių ir motorinių organų, taip pat 5 pranų, proto dalies vadinamos manas, proto dalies vadinamas budhi, intelekto, tai reiškia protas, intelektas ir ego, ahamkara. Tai čia yra subtilus kūnas. Ir dar aišku, mes gaunam taip pat ir fizinį kūną. Tai kada yra pasaulio susinaikinimas arba ištirpimas, išnykimas, tada lieka tik tai kauzalinis kūnas. Kada visata, pasaulis iš naujo kuriami, tuomet atsiranda subtilus kūnas. Ir tas priežastinis ir subtilus kūnas, jie nulemia tai, koks bus fizinis kūnas. Tai čia būtent kalbama apie tai, nes kartais gali būti neaišku, kas tai yra. Būtybės turi neišreikštą pradžią, išreikštą vidurį, neaiškę pabaigą, dėl to, ko gailėtis. Tai čia daug daugiau, čia kalbama ir apie pasaulio sukūrimą, ir kas vyksta pasaulio sukūrimo metu, kas vyksta su siela, ar jinai dingsta, ar išnyksta. Ir tada toliau sekanti eilutė. Kažkas jį mato kaip stebuklingą, ogi kitas šneka apie jį kaip stebuklingą, ogi kitas girdi apie jį kaip stebuklingą. Net išgirdęs niekas jo nežino. Šis įsikūnijas amžinai nesunaikinamas kiekvieno kūne, o bharatos aini, todėl tu neprivalai dėl visų būtybių selvartauti. Toliau, o Pritho sūnau, laimingi kariai priima šį mūšį, jiems savaime atsidaro dangaus vartai. Ir kaip savaime pasiektus atvirus dangaus vartus, laimingi kšatrijai, o Pritho sūnau priima tokio pobūdžio mirtį. Jeigu tu šio teisingo mūšio nekovosi, tuomet savo pareigą ir garbę palikęs nuodėmę gausi. Ir tuomet būtybės pasakos amžina tavo nešlovę, o garbingojo nešlovė blogiau už mirtį, blogiau nei mirtis. Didieji karžygiai manys tave iš mūšių pasitraukusi dėl baimės, ir kurių tarpe tu buvai didžiai vertinamas, tapsi lengvapėdžiu. Tavo priešai kalbės daug nekalbėtinų kalbų, niekinantis tavo galią. Kasgi blogiau už tai? Arba nužudytas tu pasieksi dangų, arba kaip nugalėtojas pasimėgausi žeme. Dėl to pakilk, o Kuntės sūnau, mūšiui apsisprendęs. Padaręs vienodomis laimę, nelaimę, gavimą ir praradimą, pergalę ir pralaimėjimą. Dėl to būk sujungtas kovai ar mūšiui, tokiu būdu nepulsi į nuodėmę. Na, aš kaip sakiau, nuodėmė tai buvo toks mūsų vakarietiškas supratimas, remintis visais šitais tekstais. Čia nuodėmė dažnai yra įvardinama kaip papa ir tai yra kaip nesėkmė, nelaimė, o jeigu remtis astrologija, tai yra toks kaip blogis, sakykime, kažkokie tai blogi planetų išsidėstymai. Bet čia papa įprastai verčiamas yra kaip nuodėmė. Tai praeitą kartą mes užbaigėm ties šitą vietą ir toliau aš tada tęsiu antrą dalį ir tada aš skaitysiu iš anglų kalbos. Kaip ir minėjau, šitas vertimas man labiausiai patiko, jame tokių stebėjau daugiausiai tokių kaip paaiškinimų netgi ir laisvai versiu ir mes šį bei tą naujo išmoksim, sužinosim ir pakomentuosiu pačias svarbiausias vietas. Tai dabar čia yra kalbama apie būtent budhi, intelekto gebėjimą skirti. Kaip aš ir minėjau prieš tai, kas yra amžina, kas yra laikina. Čia yra kalbama apie sukha ir dukha.
Šitie terminai yra labai svarbus. Nes šitoj 38 eilutėje 2 skyriaus sako, padaręs vienodomis laimę, nelaimę, gavimą ir praradimą, pergalę ir pralaimėjimą. Dėl to būk sujungtas kovai, susikaup mūšiui, tokiu būdu nepulsi į nuodėmę. Tai va čia yra išminčiaus bruožai. Sukha yra laimė, dukha yra nelaimė. Dabar įdomu yra tai, kad šitas sanskrito priešdėlis su visada reiškia teigiamybę, kažką tai tokio teigiamo, o dus reiškia neigiamą. Bet yra dar tokios sanchi taisyklės, jų be galo daug ir jos labai sudėtingos yra. Tai tas dus pavirsta kartais truputį kitaip. Ten dur, pavyzdžiui, gali pavirsti. Šiuo atveju dukha pavirsta. Tai tas kha yra, jeigu mes įsivaizduosim vežimą, ir vežimas turi ratą, ir ta dalis, tokia kaip įvorė, sakyčiau, turėtų vadintis apskritimas, bet iš tiesų tai yra, čia turime omeny, ką tai ta ertmė esant įvoriai. Tai va ta rato dalis, prie kurios tvirtinasi stipinai ir į kurią įsistato ašis. Bet tas ką verčiamas būtent kaip ertmė esanti, būtent tame žiede, į kurį įsistato vežimo ašis. Tai reiškia, kai vežimas sukas ir viskas gerai yra, tai sukha, o kai vežimas kažkas netaip yra su juo ar sugedęs, gali būti dukha. Tai va čia yra šitų žodžių kilmė, iš ko jie yra atsiradę. Reiškia, sukha ir dukha. Tai išminčius yra tas, kuris visada vienodai jaučiasi, ar sekasi, ar nesiseka. Tai yra išminčiaus bruožai. Tai lengva yra pasakyti, lengva yra perskaityti, bet tai yra tai, ką reikia nuolat praktikuoti. Kad nesvarbu, ar sekasi, ar nesiseka, kad tu viduje visada esi vienodas, nes labai lengva būti maloniu, džiaugsmingu, mandagiu, geru, kai tau viskas sekasi. Malonu ten kurti įvairiausius video, kelti juos į Facebooką, džiaugtis, kai tau tikrai viskas gerai. Bet jeigu skyrybos, ligos, vaikų kažkokios nelaimės ir dar tada išlikti vienodu yra labai sudėtinga. Išlikti viduje gerai nusiteikusi. Ir kas yra svarbu, kad čia nėra nieko bendro apie apatiją arba abejingumą arba atsainumą. Tai čia turime manyti tą būtent bruožą, išminčiaus bruožą. Reiškia, jisai išlieka vienodas ir laimėje, ir nelaimėje. Toliau 39 eilutė. Ir Krišna įvardina, kad tos žinios, kuriomis jis dalinasi, yra vadinamos sankhya. Tai kaip ir minėjau, 2 skyrius yra sankhya joga. Tos žinios vadinasi sankhya, o Arjuna, dabar išklausyk manęs. Ši buddhi joga. Čia atsiranda naujas terminas, buddhi joga. Šios buddhi jogos dėka tu gali būti išlaisvintas nuo šitų rišančių karmos pančių. Tai va čia yra tai, ką minėjau pačioje pradžioje. Viena iš proto sudedamųjų dalių yra buddhi. Protas iš viso turi 4 sudedamasias dalis. Kartais tas skirtumas gali būti kitoks, bet įprastai protas yra įvardinamas kaip manas ir ta dalis manas yra pririšta prie mūsų jutimų, kuriais mes suvokiam šitą pasaulį, taip pat prie motorinių organų. Tada dar viena dalis, kuri išskiria mus iš gyvūnų, yra buddhi, intelektas, kaip sakiau, gebėjimas skirti, kas yra amžina, kas yra laikina. Dar viena proto dalis yra čita, kartais verčiama gali būti kaip sąmonė, atmintis visų mūsų praeitų gyvenimų, kaip kokia kaupykla, saugykla ir taip pat ego ahamkara. Ir ego geriausiai mes galim įvardinti kaip aš ir mano. Tai geriausiai įvardina, kas yra ego. Bet čia jau kalbama būtent apie buddhi, apie tą intelekto gebėjimą. Tai atskirti, kas yra amžina ir laikina. Tai reiškia, šios buddhi jogos dėka tu gali būti išlaisvintas nuo karmos pančių, kurios sukelia veiksmai. Tuomet toliau. Visi
budhi jogos, visos budhi jogos patirtis, rezultatai niekada nėra prarandami nei šiame, nei sekančiuose, būsimuose gyvenimuose. Netgi maži veiksmai apsaugo žmogų nuo pavojų, nuo sudėtingų ateities karmos reakcijų. Čia taip pat šitam vertime yra vardinama, kad netgi kad tai, kada veikiame pagal savo dharmą, pagal savo prigimtį, atsižvelgiant į sanatana dharmą, visuotinius dvasinius įstatymus, visatos įstatymus, taip kaip veikia visata, tai yra tai, kas apsaugo mus nuo pavojų ir netgi sekančiuose gyvenimuose, sekančiuose, žodžiu, veiksmuose. Tada toliau. Šiame budhi jogos procese gebėjimas skirti yra nuolat palaikomas tuomet, kai yra dėmesys vienakryptis ir sutelktas į atmą, į sielą. Tuo tarpu, kai tie žmonės, kurie yra nesusitelkę ir jų dėmesys nuolat klajoja nuo vieno prie kito, yra skirtas trumpalaikiam kažkokiem dalykam. Tai va čia yra tai, kas skiria išminčių nuo, jeigu taip paprastai sakyti, neišminčius. Tai va čia yra praktinės labai konkrečios žinios, kaip tapti išminčium. Dabar reikia jas mokėti taikyti. Labai lengva satsango metu ar kirtano metu, kada, kaip aš sakau, gaunam tokių kaip dvasinių narkotikų ir tokie esam labai pakylėti. Ir labai gera būti to geru, puikiu, šauniu, bet kai tu grįžti namo ir sekančią dieną tau reikia eiti darbą ir kažkas yra negerai su tavo vaikais, jie neklauso, tada tu vėluoji, tada sėdi vairuoti, benzino kainos pakilo, po to kamštis būtinai turi būti, tada darbe kažkas negerai, tai tada tikrai labai sunku. Man gerai, ačiū. Ir tai buvo gerai, ir tai. Tai va, tai čia yra nuolatinė praktika ir kaip ta praktika geriausiai yra gyvendinama, patogiausia yra praktikuoti kažką labai konkrečiai, nes dabar pasakyti, kad tu turi susitelkti sielą savo, susitelkiau šią akimirką, bet po minutės jau mano dėmesį išblaškė ir dėmesys kitur. Tai tie įgūdžiai iš tikrųjų geriausiai formuojasi meditacijos metu. Ir kada meditacija yra mūsų nepertraukiama praktika, kada medituojam kiekvieną dieną, tai yra viena tokių geriausių priemonių, kuri padeda mums po to, kai mes išsitaškom, sugrįžti. Būna mums daug lengviau sugrįžti. Nes čia yra nuolatinė praktika. Kažin, ar taip yra įmanoma tiesiog išklausis ir eiti tokiam kaip išminčiui. Nes labai greit užteks tik tai atsidaryti duris, išeiti ir viskas, iš tikrųjų viskas yra kitaip. Tai čia yra nuolatinė praktika. Ir mums tai reikia nuolat atsiminti, reiškia, turim nuolat priminti. Ir kas svarbiausia yra, kad tai yra vienakryptis dėmesys, tai yra sutelktas dėmesys. Ir toliau, didžioji dalis žmonių painioja tai, kas yra vedinių žinių tikslas. Jie susipainioja poetinėje kalboje, metaforose, kuri yra ritualų dalis. Ir čia kas yra svarbu, kad tais laikais buvo labai paplitę ritualai, nes 4 vedos tai yra apie tai, kaip atlikti ritualus. Tai yra, juose yra labai daug tos ritualistinės dalies. Jeigu paimsim Vedantos filosofiją, tai yra labiau tokia džnana, pažinimo kelias, kada, jeigu žmogus yra labai intelektualus, tada džnana kelias jam labai tinka, nes jisai gali, sakykime, skaityti, gilintis, kaip koks profesorius nagrinėti ir jis tuomet gali patirti tam tikras tokias prabudimo, nušvitimo akimirkas arba, kaip sako, aha, tokias akimirkas, tai tinka tiem.
Tiems, kuriems patinka, sakykime, kurie yra jausmingi, jiems tinka bhakti kelias, meilės atsidavimo kelias. O čia šiuo atveju yra apie ritualus, tai būtent ta ritualistinė dalis. Ir tie ritualai buvo labai stipriai paplitę ir juos atlikdavo brahmanai. Ir 4 vedose yra pačių įvairiausių ritualų. Taip pat yra ritualų norint kažką gauti. Čia yra kaip iš serijos vizualizuoti, manifestuoti ir visata gausi mane aprūpins viskuom, žodžiu. Maždaug iš serijos tokios. Ir žiniai buvo galingi ir jie iš tiesų galėdavo materializuoti labai daug ypatingų dalykų. Mūsų šiandieniniam ausim viskas skamba beprotiškai, bet kas žiūrėt Mahabharatą ir žinot šitą istoriją, tai žinot, kad net ir buvo, sakykime, materializuoti gyvi žmonės. Tai šita ritualistinė dalis yra nukreipta norint kažką gauti, norint kažką įgyti. Ir taip pat yra tokia vadinama kamja. Kamja karma reiškia skirta jinai tenkinti mano troškimus. Ir šitie vediniai ritualai buvo patys įvairiausi, norint turėti vaikų, norint įgyti turtą, tiesiog patiems įvairiausiams dalykams, norint kažką įgyti. Tai va čia Krišna sako, kad nemaža dalis žmonių pasiklysta šitose metaforose, šitoj poetiniai kalboje, šitos visos ritualistinės dalies ir jie yra tik tai susitelkę, kaip gauti tai, ką jie nori, tai, ką jie trokšta. Na, žodžiu, iš serijos vizualizuoti, manifestuoti ir gauti tai. Toliau jisai sako, kad atma, siela, jinai yra pasimetusi, kad visi šitie neišpildyti materialūs troškimai ją išblaško. Ir kad yra daugybė paviršutiniškų vedinių ritualų siekiant įgyti kažkokį tai norimą tikslą. Arba jie yra skirti malonumams patirti. Taip pat kalbama, kad prisirišę prie materialių malonumų, jie praranda savo nemirtingą potencialą. Čia jeigu taip tiesiogiai jis yra iškraipomas ir pavagiamas. Ir galiausiai jie nesugeba skirti, jie praranda šitą budhi savybę skirti, kas yra jų siela ir kas yra malonumai, kuriuos gali suteikti transcendentinis samadhi. Tai samadhi yra labai gerai žinomas iš Patandžalio jogos sutrų. Tai yra pati pirma Patandžalio jogos sutrų dalis, vadinasi samadhi. Ir čia Patandžalis tiesiai šviesiai sako, kad jeigu medituosit, atliksit praktikas, galutinis rezultatas yra samadhi. Tai reiškia ta transcendentinė būsena. Ir ten yra išskiriamos samadhi rūšis ir kad jos yra laipsniškai pasiekiamos. Ir toliau antras dalis yra sadhana pada, jinai yra apie tai, kaip praktiškai pasiekti samadhi, transcendentinę būseną. Tai kai žmonės susipainioja savo noruose, materialiuose troškimuose ir visą savo dėmesį save skiria vediniams ritualams, norint kažką gauti, jie praranda savo sielos pojūtį, jie nežino, ką galima patirti, ką gali suteikti transcendentinis samadhi. Tuomet vediniai ritualai yra susiję su 3 gūnomis. Taip pat su mūsų norų galimybėm pasiekti laikinus materialius patogumus. Ir tada jisai sako, Ardžūna sako, nukreipk savo troškimus nuo šio alkio įgyti kažką ir išlaisvink save iš dualumo. Būk ištikimas savo sielai ir gyvenk šiame pasaulyje kaip nemirtinga būtybė. Tai
Tai mes esame valdomi šitų 3 gūnų, kurios sudaro pagrindinę kuriančiąją jėgą šiame pasaulyje. Jis yra įvardinama įvairiais vardais, kaip prakriti, kaip šakti. Ir tol, kol mes esame šiame pasaulyje, tol, kol mes esame valdomi šių 3 gūnų, tol veikia karmos dėsnis. Ir tie, kurie patiria išsivadavimą, tą tikrą išsivadavimą, tai jie yra virš šitų 3 gūnų. Ir ta būsena yra vardinama kaip triguna tita, reiškia virš 3 gūnų, tada jų neveikia karma. Mes galbūt esat girdėję apie žmonės, kurie yra pasiekę išsivadavimą, dar būdami fiziniam kūne, jie yra vardinami kaip dživan mukta. Jie dar pagyvena kažkurį tai laiką, tol, kol visiškai išeikvoja savo taip vadinamą prarabdą karmą, kuri yra sukaupta dar prieš jam gimstant. Tai jis dar kurį laiką lieka. Mes vakaruose, nežinau, ar jūs esat matę, bet šitom tokiom frazėm kartais gali mėtytis į kairę ir dešinę, daug įvairių mokytojų. Man yra tekę rusų kalba klausyti ne vieną, ten dažnai kalbam apie prabuždėnę, prabudimas. Ir kai nežinai, sakykime, tam tikrų savokų, nesupranti, ką jos reiškia, gali labai susipainioti. Tai, kaip ir minėjau, mums reikia žinoti tam tikrus terminus, ką jie reiškia, kad jie yra dažniausiai neverčiami, kad mes nesipainiotume taip, kad tas prabudimas, tas nušvitimas, jis nėra toks paprastas. Tai reiškia, mūsų turėtų nebeveikti karma jau, mes tikėtina turėtume būti pasiekę tą būseną virš 3 gūnų. Tai va, tai ką tie mokytojai turi omeny, sakydami prabuždėnė, tą prabudimą. Va, čia irgi tema pamąstymų. Kas tai yra jų žodžiais. Ir po to, sakykime, vėlgi vakarams gana įprasta ir po to ten, sakykime, sužinai ten visą tokią negražią pusę. Ten buvo fasadinė pusė, kur gražiai kalbėjo apie prabudimą, po to ta visa nefasadinė pusė, kuri tikrai yra nemaloni, ten apie visokius pradėtus iki teisminius procesus, žmonių išnaudojimą, didelių pinigų, kažkokį tai, sakykime, surinkimą iš žmonių, ištraukimą iš žmonių. O viskas, ką mums reikia, štai, turim Bhagavad Gitą, susirenkam, sėdim ir analizuojam. Reiškia, gaunam kažkokias aukštesnės žinias ir jau mūsų šita dalis pradeda veikti, mes pradedam mąstyti kažką. Taip, toliau tada. Sako, taip kaip nėra poreikio kasti šulinį, kada mes turim šviežią vandenį visur. Tai tas, kuris žino malonumą ar tą šviesą, tą potyrį, kurį suteikia Brahmanas arba šitą transcendentinę tikrovę esanti virš materijos, iš kurios mes ateinam. Jam nereikia siekti materialių malonumų per vedinius ritualus. Bet pavyzdžiui, dar ką aš noriu pasakyti, aš Indijoje esu ne kartą buvus ir Ieva yra buvus. Mes esam buvusios Advaita Vedanta satsangose ir mes dalyvavom retrytuose. Tai Advaita Vedanta yra visiškai neritualistinė filosofija. Ir tai, kas yra įdomu, kad dalyvaujant retryte ten yra, man atrodo, gal 3 kokios dienos nepertraukiamos ir meditacijos, ir satsangų, ir pasivaikščiojimų, ir pietavimų, buvimo kartu su svami, kuris veda satsangą, bet jis yra advaitistas, neritualistas jis yra. Ir dar buvęs akademikas, yra profesorius filosofijos. Bet prieš meditacijas jisai dalyvauja ir sėdi pirmoje eilėje. Yra atliekami ritualai mokytojo. Ritualai, mantros, kirtanas atliekama. Yra atliekama ritualistinė dalis.
Taip, kad nėra taip, kad ritualai yra negerai, arba yra blogai, arba yra žemiau. Tai nėra taip, juo labiau, kad šita tradicija turi savy tai, kad, kaip aš minėjau, vadinama nitya karma, reiškia, jinai turi tą ritualistinę dalį, kada, sakykime, šeima atsikėlė ryte, jinai uždega ugnelę, smilkaliuką, sukartoja mantrą, nusilenkia dievybė. Visa tai yra tam, kad apsaugoti šeimą nuo kažkokių tai blogų įvykių, ligų, kad palaikyti gerą karmą ir kad svarbiausia, ką duoda tai, mes išmokstam palaikyti ryšį su dievybė tokiu būdu, per šitokį fizinius, tokius paprastus veiksmus. Štai kodėl tai yra labai svarbu. Ir mes esam tai praradę. Aš atsimenu savo tėčio mamą, kuri gimė 7 vaikų šeimoje kaime. Jis kiekvieną vakarą melsdavosi ir kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią. Ir tas kartojimas, tai yra tai, kas padeda palaikyti ryšį su dievybė. Reiškia, mums to reikia. Tai nėra taip, kad tie ritualai žemiau arba prasčiau. O štai Gjanis arba Džnanis, tas Džnana jogos atstovas, jis yra aukščiau, sakykime. Tai irgi, tai būtų gerai mums tiesiog žinoti, suprasti, nes man buvo, sakau, labai įdomu dalyvauti tame retryte, aš ten buvau tikrai maloniai nustebus, kad buvo ta visa ritualistinė dalis, kurioje svamis, kuris vesdavo tos ansamblius, ten pilnai dalyvaudavo ir dainuodavo jis ten ir taip toliau. Tai va. Toliau tada, gerai. Dėl to, sako, čia labai 2 svarbios eilutės yra. 2 skyrius 47 ir 48. Sako, dėl to tu turi laisvą valią. Tu gali įtakoti savo veiksmus, bet tu niekada negali įtakoti galutinio rezultato to, ką tu darai. Dėl to niekada neleis prisirišimui prie galutinio rezultato būti kaip, nežinau, kaip aukščiausia tavo veiksmų motyvacija. Žodžiu. Čia iš serijos, kaip motyvuoti vaikus, kad jie norėtų atlikti užduotis. Kai galutinis rezultatas tau nepriklauso. Tai va, žodžiu, sako, taip pat, dar kas labai svarbu, sako, tu negali būti atsitraukęs, abejingas, apatiškas. Štai kas yra labai svarbu. Ir čia yra dar viena karmos rūšis, yra niškama karma, kada mes atliekam tai, ką mokam, ką galim geriausiai, be prisirišimo prie galutinio rezultato, jeigu dar eisim dar giliau ir aukščiau. Mes, pavyzdžiui, žinom žmonės, kurie labai daug daro vardan kitų žmonių arba rašo knygas, kaip padėti kitiems žmonėms, kaip, žodžiu, tiesiog tokie humanitarai iš didžiosios raidės. Tai yra labai gerai, bet dar vienas aukštesnis lygmuo yra, ir čia nėra taip paprasta ir tai vakarietiškai mūsų sąmoniai, kad tie darbai yra paskiriami Dievui. Yra. Net ne tiek žmonėm ir žmonių geruo, bet jie pirmiausia yra paskiriami Dievui. Ir nuo jo priklauso tas galutinis rezultatas, nuo jo malonės priklauso tas galutinis rezultatas. Ir tas žodis, jeigu ką nors skaitot ar klausot anglų kalba, tai jis labai dažnai skamba, man jis ausyse skamba, grace, grace, grace kartojama. Tai be šitos Dievo malonės, tai čia yra ta uoga ant torto. Be šitos Dievo malonės nebus to nušvitimo, nebus to prabudimo. Tai žodžiu, niškama karma, kada mes be prisirišimo atliekam savo veiksmus. O sakama karma, kada mes labai prisirišę atliekam ir norim kažkokio tai konkretaus galutinio rezultato, bet tai yra tai, kas kuria naują karmą. Tai vat, žodžiu, tas, kuris nori nušvisti, prabusti, jis turi kuo daugiau daryti nitya karmos, kuo daugiau šitų ritualų, ritualistinės dalies, kuri palaiko ryšį su dievybė ir stiprina jį, arba taip pat niškama karmos. Ir palaikysim savo ego, kuo daugiau orientuosimės į tai, kaip turėti tą galutinį rezultatą ir ten tokį, kokį mes sugalvojom. Ir čia dar taip pat dar kai kas paslėpta, nes mes nesam tas pagrindinis veikėjas, kad mes esam pagrindinis veikėjas, tai čia yra mūsų ego dalies, kuri apibrėžiama kaip aš ir mano. Toks, aš darau, man nesiseka, žodžiu.
Aš viską darau labai gerai, man nesiseka, nesigauna galutinis rezultatas ne toks kaip aš, viskas aš pergyvenu. Arba tie, kurie yra labai apatiški ir nenoriu, nieko nedarysiu, tai čia labai stipri ta viena iš tų 3 gūnų, vadinama tama gūna, reiškia, inercija, destruktyvi energija yra. Va, tai irgi jisai sako, taip pat sako, negalima būti abejingam, apatiškam. Toliau ta 48 eilutė labai svarbi, sako. Dėl to, sako, atlik savo visus veiksmus jogo sąmonėje, be prisirišimo prie rezultato. Tai kas yra ta jogo sąmonė? Reiškia, kad tai yra tavo ryšys su Dievu yra. Kada 2 tampa viena, individuali ir aukščiausia siela. Reiškia, mes turim savyk sugebėti išlaikyti tą jogo sąmonę, tą vienovę, kurios neblaško, kai mums sekasi ir nesiseka, nes jis toliau sako, žodžiu, nesutrukdytas tuomet tu būsi siekiant siddhi. Čia šitas žodis siddhi iš tiesų reiškia tam tikros joginės galios, kurios yra labai vardinamos, konkrečiai vardinamos tekstuose, kaip pavyzdžiui tapti labai lengvu, tapti labai sunkiu, tapti labai mažu, ir ten gali būti vaikščioti per vandenį ir taip toliau, arba vengiant asiddhi, netobulumų visame, kame tu darai. Ir būtent šita sąmonė, kada protas yra pusiausvyroje, yra vadinama karma joga. Tai va šitos eilutės 47 ir 48 yra labai labai garsios, labai labai žinomos. Tai jas galima laikos nuo laiko studijuoti arba užsirašyti, atsiminti. Tai reiškia, tikras išminčius gali priimti sėkmę ir nesėkmę, nes rezultatas tai yra Dievo valia. Ir čia dar kas yra svarbu, taip kaip ritualuose atliekami šitie ugnies ritualai, tai yra aukojami, pavyzdžiui, ryžiai aukojami. Tai mes savo tuos veiksmus, darbus, irgi kaip aukojimo ritualas yra, mes juos aukojame Viešpačiui. Taip turėtų būti. Dažniausiai viskas yra kitaip. Tai čia reiškia yra, kokį požiūrį į darbą turim turėti. Nes aš savo veikloj labai dažnai susiduriu, tai didžioji, sakykime, dalis klientų yra tokie, kurie nemėgsta savo darbo ir nori daryti kažką kitą, o ką kitą nežino. Arba galvoja, kad jie ne toj vietoj yra, arba ne tą dirba, ką reikia, arba ne savo kely yra. Bet jeigu pasakyčiau labai paprastai iš astrologijos, tą, ką supratau, kad tai yra neįmanoma, kad mes būtume ne savo vietoje, dirbtume ne savo darbą, nes mums niekas neduoda nieko dirbti, nesvarbu mums patinka ar nepatinka, jeigu mes tam nesam skirti. Tai yra neįmanoma. Tai yra tai, ką mane išmokino astrologija. Net jeigu tas darbas nepatinka, net jeigu jūs jo nekenčiat, jūs neįmanoma, jums niekas tikrai niekada neduos, sakykime, pavyzdžiui, čia šiandien sėdi puikus garso režisierius, operatorius. Man tikrai to darbo niekas niekada neduos. Tikrai, man jo nepaskirs. Nei vienam renginy man šito darbo daryti nepaskirs. Neįmanoma tai yra. Nes aš tiesiog nesugebu. Aš galiu, sakykime, galėčiau išmokti. Galbūt tada man paskirtų. Bet sakykime, šią dieną aš tikrai negaučiau, man niekas tokio darbo neduotų. Ir net kai ir ten, sakykime, tėvai vaikams sako, tą padaryk. Vieniem daugiau sako, tą padaryk ir tas vaikas pyksta, kodėl tik tai mano, o ne broliai ir nesesiai. Dažniausiai taip viskas veikia ir tai prasideda nuo vaikystės. Tai iš astrologija mane labai gerai išmokė, kad tai yra neįmanoma. Neįmanoma, kad jūs galvojate, kad jūs esate ne savo keli, tai yra neįmanoma. Tėvai, pavyzdžiui, kreipia vaikus neišgyventos, neišpildytos svajonės tėvų, kur nukreipia po to vaikus, va aš čia netapau, gal davai tu čia pabūtų. Vis tiek kažkiek gal. Jo, gali nusukti ne tą linkmę. Čia irgi gali būti vėlgi dar kažkokios papildomos kūriamos karmos. Čia... Pagal karmą jie ateina. Bet pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad žinokit, tokią programą, kokią atsinešėm, nes horoskopas labai stipriai rodo tą prarabdą, sukauptą karmą, kuri turės būti išeikvota. Ar tą vaikelį slopins, ar nelabai gražiai suelgsis, jeigu jis turi atsinešęs kažką tokio, niekas nesustabdys, nes ta karma, to vaiko, ta jo prigimtis yra ta karma, jis ją turės išeikvoti. Jinai turės būti išeikvota, kito kelio nėra. Nelabai kas gali.
Todėl aš dažniausiai ką pasakau, kai ateina tėvai, kad pirmiausia, ką jūs turit padaryti, tai būti savo vaikams pavyzdžiu. Suteikti jiem tam tikras vertybės, iš tikrųjų ne tam tikras moralinės ir dvasinės vertybės jiem duoti pirmiausia, bet kad visą tai perduoti, jūs patys turite taip gyventi. Ir kad jeigu jūs labai viską gerai darysit, jūs tikėtina vis tiek neįtiksit, jeigu kažko nedarysit, jūs irgi vis tiek neįtiksit. Ir kad jūs nesustabdysit, nes tuose tekstuose, aš truputį nukrypau, yra labai aiškiai vardinta, kad maždaug iki 5 metų vaiko karmą įtakoja mamos likimas, vėliau iki 10 tėčio likimas ir po to įsijungia paties vaiko. Ir kad neišvengiamai jinai apsireikš. Tai va, tai. O mes tada toliau keliaujam, neriam tolyn. Ir tada, toliau aš tada skaitau, dabar 49 eilutė. Taip, dabar jis toliau sako, klausyk Ardžūnas, sako, Budhi joga yra aukštesnė, jinai yra aukštesnė visų materialių veiksmų, sako, pasiduok, sako, atsiduok intelekto gebėjimui atskirti. Ir sako, tos karmos, kurios yra pagristos labai tokiu loginiu suvokimu, siekiant įgyti kažkokių tikslų, materialių tikslų, yra savanaudiškos. Ir tada, sako, tie žmonės tampa, tokį naudoja terminą, kripana tampa. Tai va tas va, kripana reiškia šikštus, menkas reiškia. Tas, kuris nevaldo savo jutimų. Ir čia yra vėlgi manas, ta proto dalis, jinai yra susijusi su mūsų jutimais, kurių dėka mes suvokiam šitą pasaulį. Tai va tas kripana yra tas, kuris nevaldo savo jutimų. Reiškia, pas jį šitą funkciją, mana šitą funkciją yra neišvystyta. Tai žodžiu, šitie, kurie, jie tikrai orientuojasi vien tik logiką, kaip įgyti kažkokį tai materialinį daiktą, jie yra kripanos, žodžiu. Nes jie yra įsikibę į šitą materiją. Taip, o čia visa esmė yra, kad tarnystė, šitas žodis, vakarietiškai sąmonė jis irgi yra, sunkiai suvokiamas. Man pačiai nebuvo lengva suvokti tarnystė. Tai reiškia, tu turi nusižeminti, tu turi tarnauti, kam tu čia turi tarnauti? Dievui, kas tas Dievas, kur aš net nežinau, ar jis yra tas Dievas. Aš nežinau, ar jis kažkokia sąmonė egzistuoja, bet Dievo aš nemačiau. Tai va, ir tas, kuris turi polinkį šitam budhi, tam intelekto gebėjimui skirti, žodžiu, jisai yra virš sukha ir dukha, reiškia virš laimės ir nelaimės. Dėl to, sako, susijung su savo siela arba su aukščiausia siela per jogą. Tai va, jungtis yra. Ir ta joga, sako, atstatys šitą pusiausvyrą visuose tavo veiksmuose. Tai va, tai yra tai, ką mums reikia praktikuoti ir aš pati savo nuolat primenu. Ir netgi ruošdamas šitam satsangui taip pat labai daug vaikščiojau lauke, kontempliavau apie tai. Kaip tai praktiškai gyvendinti, palaikyti, aišku, tai yra nuolatinė nepertraukiama praktika. Ir tada jisai sako toliau, sako, tie jogai, sako, kurie visada veikia šito budhi jogos, intelekto jogos gebėjime skirti, sako, kurie, sako, paleido visus savo prisirišimus prie karma phala, tai reiškia karmos vaisiai. Jie, sako, yra mukta, išsilaisvinime nuo amžino šito mirties ir gimimo ciklo arba atgimimo, sako. Ir jų, sako, sąmonė, sako, jinai ilsisi transcendentinėje šitoje tikrovėje. Ir tada jie nejaučia šito alkio. Ir kai prabudusio intelekto aiškumas tave tiesiog perneša per šitą tankų mišką materialių iliuzijų, sako, tada tu niekada nebūsi
nebūsi sutrukdytas, tavęs niekada, tau, žodžiu, nesumaišys tavo reikalų tai, kad tu girdėjai praeityje arba tai, kad tu išgirsi ateityje. Ir kada tavo intelektas išlieka pastovus ir nesviruojantis, medituojant atma, tai reiškia siela arba aukščiausia siela, tai kas yra ta mūsų tikroji dalis, tavęs niekada neišblaškys vediniai ritualai. Čia kalbama, tu, žodžiu, nesiblaškysi, žodžiu, su tais savo vediniais ritualais. Ir tada, sako, pasinėręs į samadhi, tu suvoksi savo tikrą prigimtį ir pasieksi budhi jogos tobulybę. Tai va, kam duotas intelektas yra. Labai paprasta viskas skamba. Tai reiškia, mums reikia stiprinti ryšį su Dievu, mums reikalinga arba su atma, su siela. Mūsų siela yra aukščiausios sielos dalis. Ir tam reikalinga nepertraukiama praktika. Apie tai kalba Patanžalis savo joga sutrose, kad reikalinga nepertraukiama praktika. Jisai sako, įvardina tokius 2 terminus Patanžalis. Abhyasa ir vairagija. Abhyasa nepertraukiama praktika, o vairagija tai reiškia atsitapatinimas, reiškia nesusitapatinimas su materija, bet tai nėra atsainumas. Tai va, ir tada mes galim gauti palaimą, patirti aukštesnį skonį. Toliau, tada čia dabar jau Ardžūna labai susidomėjo ir jisai sako, klausė Krišnos, sako, Ardžūna klausė, pasakyk man, o Krišna, kaip atpažinti tą, kuris turi šitą tiesioginį suvokimą šios joginės sąmonės, šito transcendentinio brahmano ir kuris nesviruoja giliame samadhi, kaip jis sėdi, kaip jis kalba ir kaip jis veikia gyvenime. Čia yra dar vienas labai svarbus terminas yra sthita pradžnė. Tai yra dar viena tokia išminčiaus savybė, tai ta sthita yra, reiškia tvirtai įsitvirtinęs arba įsitraukęs, o pradžnė arba pragnė yra išmintingas. Tai reiškia išminčius, kurio intelektas nesviruoja. Reiškia, jam neveikia dualumas ir jis geba reguliuoti savo jutimus, jis nėra tų savo jutimų valdomas. Tai reiškia, kada jo išmintis nesviruoja, ta išmintis yra pastovi. Tai yra tas terminas sthita pradžnė arba sthita pragnė. Kartais, jeigu esat girdėję, kartais sako džnana arba kartais sako gyjana. Bet tai yra tas pats, nes galima sakyti tiesiog tokios sanskrito taisyklės. Tai čia yra lygiai tas pats. Sthita pradžnė arba sthita pragnė. Tai galite ir taip išgirsti, nepasimeskite, tai yra vienas ir tas pats. Tada Šri Bhagavan Uvačia reiškia, Šri Krišna atsako jam, sako, kokios dabar savybės jis aiškina. Tas, kuris yra nepaveiktas jokių materialių troškimų, kurie kyla iš minčių. Ir čia įvardinama iš manas. Tai būtent ta proto dalis, kaip minėjau, kur yra susieta su jutimais. Ir mes esam sukonstruoti taip, kad šitie jutimai nuolat nori patirti malonumą. Ir malonumai niekada nesibaigia. Ir pavyzdžiui, tie žmonės, kurie, sakykime, labai daug turi, gali leisti savo viską pasaulyje, ką tik nori. Iš materialiosios pusės. Tai, sakykime, ten prabanga visokeriopą ir dažniausiai mes žinom, į ką negero kartais tai pavirsta. Ir yra labai daug tokių gražių ir negražių ir bjaurių dalykų, kuriuos čia neminėsiu, bet tai yra dėka būtent šito proto dalies manas konstrukto, kuris yra tiesiogiai susijęs su jutimais. Jis per jutimus gauna informaciją, suvokimą apie šitą pasaulį ir tie jutimai, tokie kaip rega, klausa, uoslė, skonis, lytėjimas,
taip viskas sukonstruota, kad mes norim dar ir dar ir dar, jie niekada nesibaigia. Tai jogas yra tas, kuris įvaldo. Tai pas mus dažnai nesusipratimas yra. Iš psichologinės pusės sako slopinti negerai. Tai čia neturi nieko bendro su slopinimu. Su slopinimu ar neleidimu savo ir niekos nesako, kad mes negalim patirti malonumą, bet čia yra kalbama apie įvaldymą. Netgi kai kurios, pavyzdžiui, meditacijos, sakykime, Šri Vidžnana Bhairava tekstas yra toks, kur yra įvairios meditacinės technikos. Ten mes galime medituoti į savo pojūčius, į savo jutimus ir jie yra transformuojami į aukščiausią sąmonės patyrimą. Tai meditacijos pamokų metu mano mokytas sakydavo, šiandien medituosim kvapą, sako, tu turi žinoti, kaip kvepia viešpats. Kai ateis pas tave Dievas, tu turi žinoti, kaip jis kvepia. Tai va, bet šiaip, jeigu taip paprastai, tai ta manas dalis yra susijusi su jutimais ir jiems niekada nėra pabaigos. Ir žinomi, ką tai išvirsta į pačius didžiausius, šlikščiausius, bjauriausius nukrypimus. Tai va, tai žodžiu taip, tas, kuris yra nepaveiktas materialių troškimų, o materialūs troškimai kyla iš mūsų manas šitos dalies, kuri yra susijusi su jutimais, iš minčių kyla mūsų. Ir tiem troškimam niekada nėra pabaigos. Tai yra tiesiog protas taip sukonstruotas yra neįmanoma, kad troškimai pasibaigtų. Ir taip. O, žodžiu, kada yra tas thita pradžina šita sąmonė? Tai išminčių sąmonė, kada siela yra visiškai patenkinta, būdama siela, atma, kada atma yra patenkinta tiesiog būdama atma, siela, tada sakoma, kad jo savirealizacija yra pastovi, reiškia, kad tada jisai turi šitą sthita pradžinę arba sthita pragnę, šitą žodžių, pastovę įsitvirtinusią išmintį. Reiškia, jisai nesviruoja, jo mintis taip neįtakoja ir šitie nesibaigiantys troškimai jo nepaveikia. Toliau jisai kalba, kaipgi atrodo tas žmogus, kaip jis veikia gyvenime. Sako, tas, kurio protas nėra paveiktas dukha, nelaimių, skausmo, kuris nėra paveiktas sukha, malonumu arba laimės, kuris yra pergalėjęs visus prisirišimus, baimę, pyktį, ir kurio susitelkimas niekada nesviruoja, jo susitelkimas į sielą, tas yra vadinamas išminčiumi, muni. Su tais troškimais yra tai, kad jie niekada nesibaigia ir jeigu mums nepavyksta kažko įgyvendinti, kyla pyktis, tiesiog taip mechanizmas veikia, kyla pyktis. Tai mes turim įvaldyti taip, kad netroškimai mus valdytų, kad to nebūtų tokio prisirišimo. Ir tas pats čia yra ir įvardinama ir su baimėm. Reiškia, turime išlaikyti šitą sutelktą vidinį, žodžiu, susitelkimą vidinį turime išlaikyti. Tai toliau jisai aiškina, kad tas, kuris yra atsparus visiems materialiems troškimams, maloniems ar nemaloniems, kuris neturi tokių dalykų, kaip labai patinka arba nepatinka, nes šitas pasibjaurėjimas, atmetimas, tai yra kita pusė, kita svarstyklių pusė, yra, žodžiu, jisai stabilus, tvirtas, įsitvirtinęs išminčius. Reiškia, jis turi nesviruojančią sąmonę. Tuomet muni, išminčius, jisai visiškai atsiriboja nuo savo 10 jutimų ar juslių. Taip jis atsiriboja nuo savo pageidaujamų objektų, taip kaip vėžlys įtraukia galūnės į savo šarvą. Tai reiškia, tas yra įsitvirtinęs, žodžiu, turi įtvirtintą išmintį. Tai va čia yra tas pavyzdys apie vėžlį, kuris įtraukia savo galūnės į savo šarvą. Tai reiškia, kad šitas pavyzdys reiškia, kad mes nesame valdomi savo jutimų. Tai nereiškia, kad mes nejaučiam
skonio, malonaus kvapo, mums nėra malonu, sakykime, lytėti kažką malonaus, pavyzdžiui, kokį šuniuką mažą glostyti. Tai ne apie tai, tai reiškia, kad išminčius tai reguliuoja. Ir viena iš tokių sąlygų, kad meditacija pavyktų, mums reikia taikyti šitą vėžlio principą. Tada, kada medituojam, visi mūsų jutimai yra, mes juos turime, aš taip sakau, mes juos turime apgręžti į vidų. Reiškia, jie yra apgręžimi į vidų. Arba kaip vėžlys įtraukia galūnės, taip yra. Tai dėl to yra įvairios praktikos, tokios kaip, pavyzdžiui, Shanmukhi mudra. Tai reiškia, naudojame yra ranka su 5 pirštais, reiškia, visi šitie jutimai yra tarsi apsukami ir apgręžimi į vidų. Nes kitu atveju, jeigu tai neįvyksta, meditacija niekada nepavyks. Ir mes galime medituoti kiek tik norim, iki pažaliavimo, kokias tik norim, galime meditacinės praktikas taikyti, bet jeigu nežinosim šitos dalies, kad taip kaip vėžlys įtraukia savo galūnės į šarvą, taip mes turim įtraukti savo jutimus, jeigu norim, kad meditacija pavyktų. Tai va, toliau jisai sako. Kada, sako, jutiminiai organai taip žodžiu, neįtakoja žmogaus, vis tiek išlieka atmintis praeitie patirtų malonumų ir patirčių, bet netgi, sako, šita atmintis, jinai išnyksta tam, kuris patyrė aukščiausios tikrovės viziją, kuris turėjo aukščiausios tikrovės patirtį. Klausyk, Ardžūna. Žodžiu, čia yra indrijos yra šitie jutiminiai organai. Žodžiu, alkonos, audringos, nepasotinamos indrijos arba juslės, sako, gali nunešti, sako, tavo protą tolyn ir netgi, sako, išmintingas žmogus gali jų nesukontroliuoti. Tai čia esmė yra tai, kad tai neturi nieko bendro su slopinimu, bet ir netgi, sakykime, mintis, kurios nuolat vyksta mūsų protė. Tai esmė yra, kad ne tai, kad jas sukontroliuoti, nes mes galim kontroliuoti irgi iki pažaliavimo tas visas mintis ir jos niekada nesiliaus, nes tokia yra proto prigimtis. Bet tai yra tai, kad mes turime pasinerti į savo protą, pasinerti gilyn. Tada mes galim patirti tą tikrą proto prigimtį, kuri yra ramybė. Nes kartais labai sunku yra sureguliuoti labai sąmoningai savo mintis arba tuos jutimus, kad jie taip neįtakotų mūsų. Bet viskas, ką reikia padaryti, tiesiog atsisėsti ramiai ir pasinerti, ir pasistengti pasinerti į savo protą. Pasinerti tarsi nugrimsti į jį. Ir tada mes galim patirti tą ramybę. Tai tokie būtų patarimai. Žodžiu, tas, kuris yra disciplinuotas jogoje, jisai turėtų atsisėsti ir medituoti. Mane čia yra vardinama kaip parama, reiškia aukščiausiasis. Ir tas, kuris yra įvaldęs šitą tvirtą, kurio išmintis yra tvirta, nesvyruojanti. Jis taip pat įvaldo ir savo jutimus. Toliau, kontempliuojant jutimus, atsiranda prie jų prisirišimas. Visi troškimai kyla iš mūsų prisirišimų. Čia viskas veikia taip, kad protas, jo dalis manas yra pririšta prie jutimų. Jutimai nuolat turi patirti malonumą. Kuo daugiau malonumų, tuo mes labiau prisirišam. Šitie prisirišimai kyla iš šitų jutimų pojūčių ir galiausiai tie troškimai niekada nesibaigia ir mes norim dar ir dar. Tada reiškiasi tokio žmogaus savybės kaip godumas, o jeigu nepavyksta patenkinti, tai tada ir pyktis atsiranda. Ir nuo tokio intensyvaus prisirišimo randasi tie troškimai ir nuo neišpildytų troškimų
atsiranda pykčio sėklos. Ir nuo, nepriboto, nepažaboto pykčio atsiranda iliuzija, iš šios iliuzijos pasekoje prarandama atmintis. Kada prarandama atmintis, mes nebeskiriam, nebeveikia ta intelekto savybė skirti. Ir kada šitas mūsų atsiranda negebėjimas atskirti, visa tai veda į labai destruktyvius, žalingus veiksmus. Ir kada atma įvaldo indrijas arba materialius jutimus, tada žmogus nejaučia šito kompulsyvaus tokio prisirišimo arba pas jį nėra tokio, sakykime, pasibjaurėjimo jutiminiams organams. Tada atma, jinai išlieka rami ir dieviškoje būsenoje. Tai va šita būsena, žinoma, kaip prasada. Toliau, tai šita prasada būsena, prasada reiškia aiškumas, šviesumas, ramybė, šita būsena pašalina skausmą, sumaištį ir gimsta ramybė, atsiranda ramybė. Ir šitoje pusiausvyros būsenoje manas, budhi, jie visada išlieka tvirti, stabilus išlieka. Tada, kada budhi, tas intelektas nėra susietas su atma ir kada manas, šita proto dalis susijutimai susijusi nėra tvirta pastovi, tuomet nėra ramybės. Be ramybės, čia vartojama žodis šanti yra, kaip gali būti ilgalaikė sukha, sakykime, laimė. Kaip galima tai patirti. Ir kada, sako, protas bėgioja paskui visus materialius objektus pagal klajojančius šitos mūsų jutimus, jie nuneša šitą išmintį, taip kaip laivas yra vandenyje nupučiamas, kai stiprus vėjas nupučia laivą. Tai žodžiu, kaip protas laksto paskui visus objektus, paskui savo klajojančius jutimus, tai visa tai nuneša mūsų išmintį, taip kaip ir laivą, sakykime, vandenyje gali nunešti stiprus vėjas. Dėl to Ardžūna sako, tas, kuris įvaldo savo jutimus prie visų šitų materialių objektų, tuomet jis yra tvirtas, žodžiu, jo išmintis nesviruoja, jo sąmonė nesviruoja, jis yra įsitvirtinęs šitame žinojime, kas yra atma, kas yra brahmanas. Ir tie, kurie įvaldo savo jutimus, yra nušvitę ir suvokia, kai tuo tarpu tie, kurie nesuvaldo savo jutimų, vis dar miega. Ir taip pat gali pasirodyti, kad tie, kurie yra nesukontroliavę savo jutimų, yra prabudę. Ir čia dabar yra tokie laikai, kaip vienas dvasinis mokytojas sakė, mokytojų daugiau negu mokinių. Ir aš, kaip sakiau, yra tie populiarūs video. Aš rusų kalbą girdėjau ne vieną, kur kalbama prabuždienė, prabudimas ir visi sėdi, sužioja, klauso. Tai va, tai čia ir po to sužinai tokią labai negražią istoriją apie žmonių traukiamus pinigus, išnaudojamas merginas ir taip toliau. Tai va čia yra tie, kurie yra nesuvaldę savo tų jutimų, žodžiu, jie galvoja, kad jie yra prabudę, bet tikras išminčius žino, kad jie dar yra miegantis. Čia taip sakoma. Ir kad jie yra nesąmoningai įtakojami materijos. Tai va, tas, kuris turi tą sthitą pradžią, reiškia įtvirtintą išmintį, kas yra atma, kas yra aukščiausia siela. Žodžiu, jisai atskiria tuos, kurie vis dar miega, bet galvoja, kad yra prabudę. Čia tai eilutė apie tai yra. Ir sako, taip kaip vandenyno nepaveikia į jį sutekančios upės, tai tas, kuris yra pasiekęs ramybę šanti, jo neįtakoja materialūs troškimai. Tuo tarpu tie, kurie yra to neįvaldę, juos visada įtakoja, žodžiu, nepertraukiama srovė visų šitų kama troškimų.
juslinių troškimų, jutiminių troškimų. Ir žmogus, kuris atsikrato materialių troškimų, kurio veiksmai nėra įtakoti materialių įvairių ilgėjimusi, kuris sako, kad niekas man nepriklauso, aš nesu iš materijos, tas žmogus pasiekė ramybę, šanti. Tai čia iš serijos, kad atėjom tuščiom ir išeisim tuščiom. Ir paskutinė eilutė. O Ardžūna sako, tas, kuris neįsitvirtina Brahmano suvokime, realizacijoje, jie ir toliau bus klaidinami materijos, bet jogas, kai paliks savo kūną, jisai pasieks Brahmano nirvaną. Reiškia, jo siela, jeigu jinai yra jau patyrusi Dievą ir ji visada išlieka jungtyje su juo, ir tas jogas, kuris praktikuoja, kuris yra įvaldęs tuos jutimus, neišvengiamai pasiekia nirvaną. Išsivadavimą, išsilaisvinimą. Tai va, antras skyrius yra Sankja joga. Ir čia yra apie tai, kaip apie ryšį mokinio ir dvasinio mokytojo, ir dvasinis mokytojas perduoda žinias, dvasinės žinias. Reiškia transcendentinės žinias, kurios perkeičia sąmonę. Tai va, tai yra tai, ko mums reikia dabar, ypatingai šiais laikais. Aš manau, kad mums labiausiai reikia išminties. Mano nuomonė, mums daugiausiai reikia išminties ir dar kartą išminties. Nes kaip matom, kad šiais laikais ir pasižiūrėjus visus socialinius tinklus ir tai, kas vyksta, to mums labiausiai trūksta. Bet šiandien mes sužinojom labai daug, kas yra sthita pragnė ar sthita pradžnė. Taip pat sužinojom, kas yra tas tikras išminčius. Ir dabar galim praktikuoti ir pradedam dabar. Ačiū labai visiems, kas atėjot, kas buvot. Aš čia kaip visada užtrukau. Tai dabar paprašysiu, jeigu turit klausimų ar norit kažką papildyti, sakykit. Man atėjo mintis, kad tikrų išminčių neįmanoma būti. Visą laiką. Bet galima praktikuoti. Gal negalima būti išminčium visą laiką, bet galima praktikuoti išminčium. Gal taip?